Janusas ir naujieji metai. Pranašas Jeremijas rašte yra pasakęs tokius žodžius. Jeremijas 16, 19, 20. Mūsų tėvų palikimas vien apgaulė, tušti stabai, niekam nenaudingi. Argi gali žmogus pasidaryti savo dievų? Ne, tai ne dievai. Labai taikliai pasakyta. Šie pranašo žodžiai yra užrašyti apie 600 metų prieš mūsų erą, nepraradę aktualumo ir šiai dienai. Mes paveldėjome iš tėvų gerą ir blogą, įvairias tradicijas, gyvenimo būdą, o taip pat supratimą apie mus supantį pasaulį ir patį kūrėją. Iš savo tėvų ir protėvių perėmėme įvairias šventes, net nesusimastydami apie jų kilmę ir reikšmę. Tiesiog pradėjome jas švęsti ir jos tapo mūsų gyvenimo dalimi. Štai keletas iš jų – Velykos, Visų šventųjų diena, Kalėdų ir naujųjų metų šventės. Panagrinėkime vieną iš jų – naujųjų metų šventimą. Kodėl mes nuo mažens esame įpratę gruodžio 31 dienos vakare švęsti naujosius metus? Kodėl juos švenčiame triukšmingai, pakiliai, su vaišėmis ir linksmybėmis iki pat ryto? Kokia yra šios šventės atsiradimo istorija ir kam iš tikrųjų yra pašvęsta? Ji susijusi su viena įsivaizduojama dvasinė būtybe stabu. Norint daugiau su ja susipažinti, turime nusikelti senovės Romą. Šis įžymus miestas be savo įspūdingos architektūros ir pasiekimų kultūros ir mokslo srityse dar garsėjo ir savo pagoniškų kultų šventyklų gausumu, galinčių patenkinti kiekvieno įsivaizdavimus ir norus. Viena iš jų buvo skirta dvasiniai įsivaizduojamai būtybei vardu Janusas. Jo buveinė buvo panaši į dvi arkas stovinčias ant kolonų ir padengtas bronziniu stogu. Jie galėjo patekti tik atvėręs sunkius ąžuolinius, meistriškai išdrožinėtus vartus. Šios būtybės vardas kilo nuo lotyniško žodžio vartai. Romėnai jį pagarbiai vadino Janus Pater, kas išvertus reiškia vartų tėvas. Kada Romos legionai išeidavo į karą, vienus iš šios šventyklos vartų atverdavo, kad pamatytų rūstų valdovo stabo veido žvilgsnį. Pro jį į karą žygiavo kareiviai, drebindami savo skydais ir ietimis. Viso karo metu tie vartai likdavo praviri. Įprastai pasibaigus karui nugalėtojai grįždavo su triumfu. Tada atsiverdavo vartai iš kitos šventyklos pusės ir nugalėtojai darniomis gretomis žygiuodavo pro kitą, antrąjį Januso veidą, atsivėrus iš kitos pusės. Ši dvasinė būtybė buvo vaizduojama žmogaus pavidalo, kuris turėjo du veidus. Vienas įprastoje vietoje, o antras kitoje galvos pusėje. Buvo tikima jo gale atsiminti visą pasaulio bei žmonijos praeitį ir žvelgti ateitį į priekį. Senasis veidas simbolizavo praeitį, o jaunasis veidas ateitį, kaip naujų ir senų metų sandūra. Šio valdovo stabo vardu buvo pavadintas ir pirmasis metų mėnuo Januar. Tai vyko senosios Romos laikais, valdant Numa Pompilijui 717–673 metais prieš mūsų erą. Yra manoma, kad šis valdovas atliko svarbius tuometinio kalendoriaus pakeitimus. Iki to laiko romėnai metus dalijo 10 mėnesių. Vadovaujant Numai Pompilijui, naujasis kalendorius buvo papildytas 2 naujais mėnesiais – Januarius ir Februarius, dvasinių valdovų stabų Januso ir Febos Apolono garbei. Janusui buvo priskiriamos galios valdyti laiką, žmonių kelius ir chaosą. Tuo metu žmonės manė, kad šis vienas seniausių dvasinių valdovų stabų išmokė žmonės laivų statybos, žemdirbystės ir įvairių amatų. Buvo įsitikinę, kad Janusas skaičiavo dienas, mėnesius ir metus. Todėl jis buvo dar vaizduojamas su ant
dešinės rankos išraižytomis 3 lotyniškomis raidėmis C. Tų raidžių skaitinė vertė lygi 300. O ant kairės rankos raidės LXV 65. Sumoje gaunasi 365, o tai skaičius metuose esančių dienų. Šventyklų žiniams šaukiant Januso vardą buvo skelbiama kiekviena diena, mėnuo ir metai. Prieš imantis bet kokio darbo žmonės šlovino dviveidį valdovą Stabą, Janusą, ir prašė jo pagalbos. Todėl nereikia stebėtis, kad žmonės pirmą metų mėnesį pavadino Januso vardu. Vertėtų pastebėti, kad pavyzdžiui, pirmasis metų mėnuo angliškai vadinasi Januarį, o rusiškai Janvar. Labai aiškiai matome, kieno vardu ir kieno garbei pašvęstas šis mėnuo. Laukiant naujųjų metų, romėnai kiekvieną įėjimą į namus puošdavo vainikais. Buvo manoma, kad Janusas gali pažvelgti kaip ir į kilmingojo miegamąjį, taip ir į vargšo lūšną. Visi laukdavo stebuklo. Tai būdavo vienintelė diena per metus, kada tarnai valgydavo kartu su šeimininku, bet to patys šeimininkai jiems patarnaudavo. O kitą dieną tarnų vėl net neįsileisdavo į savo namų vidų. Janusas dar sutapatinamas su chaosu. Miestiečiai tą dieną skubėdavo vienas pas kitą į svečius su sveikinimais, keisdavosi monetomis su dviveidžiu valdovo Stabo atvaizdu ir rinkdavo gausias dovanas imperatoriui. Pirmosiomis januar mėnesio dienomis romėnai rengdavo didelę šventę Stabo garbei. Buvo atnešamos aukos medaus pyragų, vyno ir vaisių. Žmonės vienas kitam dovanojo saldumynus kaip palinkėjimą, kad visi metai būtų klestintis ir saldus. Januso garbei rengė triukšmingus pasilinksminimus, lydimus įvairiausių ugnies fakelų bei išgertuvėmis ir orgijomis. To šventės metu pirmuoju valstybės asmeniu laikinai tapdavo Januso žynys, kurį vadindavo šventų paslaptingų apeigų valdovu. Pati svarbiausia žynio atsakomybė buvo baltojo jaučio paaukojimas. Šiam laiko valdovai Janusui. Senovės romėnų prisiminimuose randame, jog aukai buvo atnešamas ne gyvulys, bet žmogus. Matome, jog jie tikėjo, kad dingstant papročiams su jais dingsta ir Romos jėga. Manė, jei bus praliejamas kraujas kaip auka jų Stabui ir toliau, tada grįš ir Romos jėga. Rusijos imperatorius Petras I 1672–1725 metai, kurį laiką gyvenęs ir studijavęs klestinčiose vakarų Europos šalyse, parsivežė į savo tėvynę vakarietišką naujųjų metų šventę. Jis įsakė valstybiniu lygiu įvesti naujųjų metų šventimą su ugnies fakelais ir su saliutų šaudymu į orą. Daugeliu jo pavaldinių tai sukėlė neigiamą reakciją, kadangi visiems jau buvo žinoma, kad ši tradicija atėjo iš Romos, kur naujųjų metų šventimas buvo skirtas valdovo Stabo Januso garbinimui. Todėl rusų bajorai, žinodami, jog sausio 1 dienos šventė skirta pagoniško Stabo garbei, priešinosi. Keliems amžiams praėjus, ši tradicija švęsti naujuosius metus iš Rusijos pasiekė ir mūsų Lietuvą. Artėja kalendorinių metų pabaiga. Greitai vėl ateis gruodžio 31 diena. Perklausę šį video sužinojote, kad naujųjų metų šventimas yra stabmeldystė. Žinau, jog daugelio pirmoji reakcija gali būti, juk aš gruodžio 31 dienos vakare, sulaukęs vidurnakčio, nepuola garbinti tos dvasinės dviveidės būtybės Januso. Man ta šventė reiškia visai ką kitą ir panašiai. Bet visatos kūrėjui Jehova visiškai nėra svarbu, kaip jūs asmeniškai suprantate šią šventę. Svarbiausia, ką jis galvoja apie tokias pagoniškas Stabų garbinimo šventes. O visagaliui tai yra pasibjaurėjimas. Jis su nieko
nesidalins savo šlove. Ką tų klausimų sako raštas? 2 Korintiečiams 6:14-16. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendro tarp teisumo ir nuodėmės, arba kas bendro tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Mesiją su Beliaru, arba kokia dalis tikinčio su netikinčiu? Ir kaip suderinti Elohim šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Elohim šventykla. Todėl nei vienas, kuris priklauso jo tautai, tegu neturi nieko bendro su tomis stabmeldiškomis linksmybėmis. Nei per Velykas, nei per Kalėdas, nei per naujuosius metus, nei per kitas tradicinės pagoniškas šventes. Jehova vaikai švenčia jo nustatytas šventes, kurios yra aprašytos Toroje, kunigų 23 skyriuje, kurias šventė ir Ješua Mesijas ir jo mokiniai.